ką reiškia sapnuoti gyvatę. Sapnai apie gyvates yra vieni iš dažniausių ir dažnai kelia stiprias emocijas. Jie gali simbolizuoti daugybę dalykų, nuo pokyčių ir transformacijų iki pavojų ar net slaptų baimių. Sapnuoti gyvatę ar daug gyvačių ir jausti baimę – perspėjimas apie gresiančias išdavystės, apgavystės, ligas ar kitas blogybes. Jeigu sapnuojama gyvatė labai didelė, tai gali reikšti didelę nelaimę. Jeigu gyvatė prašliaužia pro jus, tai gali pranašauti ligą. Sapne tarp gyvačių vaikščioti – baimė, nerimas dėl savo sveikatos. Sapnuoti gyvatę ratu šliaužiančią – neišvengiami likimo vingiai. Sapne matyti vaikus žaidžiančius su gyvatėmis reiškia, kad busite supainioti, bandydami atpažinti, kas yra jūsų draugai, o kas priešai. Jeigu sapne gyvatė krenta ant kokio žmogaus iš medžio ar nuo uolos, toks sapnas gali reikšti egzistencinę kovą arba sąžinės graužatį, kad kažko nepadarėte arba atvirkščiai padarėte. Jeigu sapne gyvatė įgelia kitam žmogui, toks sapnas gali reikšti, kad to nenorėdami įžeisite ar pakenksite artimam žmogui ar geram draugui. Jeigu sapne maudotės upėje ar ją brendate ir pamatote gyvatę arba užminate ant jos, toks sapnas gali reikšti, kad dėl kažko labai nerimausite. Jeigu sapne moteris girdi gyvatę šnipštimą ir bijo, kad gyvatė neįgeltų jos vaikui, toks sapnas gali reikšti, kad ji bus įtikinta atsisakyti to, kas jai brangu. Jeigu sapnuojate draugą, kuriam grasina įgelti gyvatės, vadinasi, atskleisite sąmokslą ar intrigas, kurios buvo rengtos prieš jūsų draugus ar net prieš jūs. Jeigu draugas sėkmingai atsigina nuo gyvačių, vadinasi, jums kažkas padės atskleisti jūsų priešus. Sapne žavėtis gyvatę gražiomis jos spalvomis, kažkam pavyks jūs apmulkinti, bet sulauksite įtakingo asmens pagalbos. Jeigu sapne kažkas rankose laiko gyvatę, tai simbolizuoja išminties šaltinį. Turėtumėte įsiklausyti šio asmens patarimus, tai protingas žmogus. Sapnuoti iš odos išsinerančią gyvatę – pairmainos, atsinaujinimas, sėkmingas problemos sprendimas. Gyvatę sapne gaudyti, rasite išeitį iš prastos padėties. Jeigu gyvatė sapne jūs vejas ir bando įgelti, toks sapnas gali reikšti, kad jaučiatės bejėgiais prieš ligą ar pastarųjų dienų įvykius. Jeigu gyvatė sapne jums įgėlė, vadinasi persekios nelaimės ar sveikatos problemos. Turintiems porą toks sapnas gali reikšti, kad jūsų santykiai gali būti nutraukti, įsikišus kitam vyrui. Jeigu nuo gyvatės įgėlimą jūs sapne jaučiate skausmą, tai gali būti raginimas nemesti kelio dėl takelio. Sapne gyvatę užmušti, nugalėsite priešus. Jeigu sapne koją sutraiškite gyvatės galvą, vadinasi, pamokysite negerą žmogų. Jeigu išmedėte į namus išliaužiausią gyvatę, tačiau sapne bijote, kad ji gali sugrįžti, pasisaugokite priešų, kuriais galvojate jau atsikratę. Sapne gyvatės nuodus geras ženklas, dažniausiai reiškiantis, kad atgausite pinigus. Sapnuoti gyvatę po savo lovą arba aplinkoje šliaužiojančią, graus sąžinė dėl padaryto blogio. Sapne gyvatę rankose laikyti, suaktyvės priešai, ruoškite atkirtį. Sapne girdyti gyvatę šnipštimą – pavojus. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.